Sveiki, papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir asmeniniai interesai. Sveiki, sveiki visi. Aš esu Evelina Nevardauskaitė Rūdzikienė. Aš esu gydytoja, šeimos gydytoja ir endobiogenikos specialistė. Aš dėstau dalyką, kuris vadinasi tokiu ilgu ir sudėtingu pavadinimu psichoneuroendokrinologija. Iš tiesų tai turėtų būti psichoneuroendokrino imunologija, bet čia labai didelis pavadinimas ir nekalba, dėl to sutrumpinam bent jau iki esmės. Aš esu endobiogenikos gydytoja, turbūt viena iš pirmųjų, kurie pradėjo mokytis šitą dalyką Čikagoje, tai yra jau prieš 10 metų ir praktikuoju tai. Taip pat esu šeimos gydytoja, turiu daugiau negu 20 metų stažą ir taip pat domiuosi daug įvairių jungiančių dalykų, esu ir sveikatos kaučerė ir turiu daug įvairių psichosomatikos ir kūno terapijos žinių. Todėl labai mėgstu suderinti ir prijungti visą tai į vieną dalyką, vieną kursą. Psichoneuroendokrinologija tai yra tokia mokslo sritis, kuri turi savo ir žurnalą leidžiamą labai aukštai kotiruojamą ir apskritai yra daug labai mokslinių straipsnių, ir būtent labai norėsiu jį apžvelgti, būtent kaip siejasi mūsų psichika, mūsų emocijos, mūsų kūnas, mūsų hormonai, mūsų imunitetas ir svarbiausias dalykas, kaip tai viskas susijungia į vieną sistemą. Kas paskatino jūs pradėti domėtis šiuo dalyku ir kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos arba, kaip sakėte, į sujungtą visumą? Viskas turbūt prasidėjo nuo to, kai aš pradėjau dirbti kaip šeimos gydytoja ir aš kaip sakau, turbūt atsirado iš tos bejėgystės, nes kai ateina pacientai, viską padarai pagal algoritmus, viską padarai taip, kaip turi būti, taip, kaip mane mokino ir žmogus su ta pačia problema grįžta po mėnesio ir aš vis galvoju, kas čia tokio yra, ir visą laiką jaustėsi, kad yra kažkas daugiau. Ir būtent šeimos medicina man pradžioj padėjo pajausti žmogų apskritai kaip į žmogų, o ne tik tai kaip į statistinę diagnozę, vien tik tai hipertenzija, vien tik tai cholesterolis, arba vien tik tai kokios nors endokrininės skydliaukės ligos. Tai tiesiog norėjusi jau tai šeimos medicina jau padėjo pažvelgti žmogų, kaip jisai yra šeimoje. Man labai patiko dirbti, kai yra nėščiojus, sekti nėščiąją, tada perimti ją su naujagimiu ir tada žiūrėti jos brolius ir tada prisijungė seneliai. Man tai tikrai buvo labai įdomu. Bet būtent ta tokia bejėgystė verta ieškoti, kad yra kažkas daugiau, kad žmogus yra visas. Ir dėl to man buvo labai visą laiką įdomu, kaip būtent mūsų emocijos, kaip mūsų mintis arba kaip mūsų sielos pasirinkimai turi įtaką mūsų fiziniam kūnui. Dėl to mano kelias buvo įvairus, aš labai ieškojau, aš praėjau visokias ir homeopatijas, ir kinų medicinas, ir ajurvedas, ir kitus dalykus. Ir būtent psichoneuroendokrinologija leido man toliau būti gydytoja ir tiesiog būtent pamatyti tuos subtiliuosius ryšius tarp įvairių mūsų kūno dalių, kurie mes padaro mūsų žmogų kaip visą. Kursas tikrai platus ir galimai sunku net ir 40 akademinių valandų tilpti, bet gal galite išskirti pagrindinės temas ar klausimus, kuriuos nagrinėsite su studentais paskaitų metu. Kursas tikrai yra įdomus ir tikrai kviečiu prisijungti tie, kurie nori pagilinti žinias ir nori būtent jau suimti tų žinių integraciją. Bet viena pagrindinių dalių, nuo ko aš laiką pradedu, tai yra adaptacija, stresas, apie antinksčius, hipofizės, pagumburio, antinksčių ašis, kortizolis. Tada būtinai yra įvairūs lytiniai hormonai, vyrų hormonai, moterų hormonai, įvairios situacijos, kurios susijęs su hormoniniam būklėm. Tada yra skydliaukės hormonai, tada kita tema yra kalcio apykaita, vitaminas D. Taip pat yra svarbi labai tema imunitetas, alergijos, histamino netoleravimas. Tada kita viena iš labai svarbių temų yra apskritai gliukozės ir cholesterolio apykaitos išsibalansavimas, kas labai yra dažna mūsų metabolinių ligų šiuo metu problema. Taip pat yra būtent ilgaamžiškumas ir mikrobiota. Visą atskirą temą skiriau būtent mūsų žarnyno mikrobiotai, kaip tai susiję su mūsų visų kūnu, kaip tai susiję su mūsų elgesiu, neurotransmiteriais, su mūsų mitochondrijų veikimu ir apskritai su mūsų visų gerų buvimu. Aš pasakysiu iš naujo. Gerai.
Ir Gerai. viena tema yra mikrobiota, tai yra mūsų visi organizmai, kurie gyvena ant mūsų, tai būtent apie tai, kaip tai yra vienas iš nematomų organų ir kaip tai įtakoja mūsų visą kūną, mūsų neurotransmiterius, nuotaiką, elgesį, netgi ekstravertiškumą ar intravertiškumą, ar, pavyzdžiui, mes esam šunų mylėtojas ar kačių mylėtojas ir apskritai, kaip tai įtakoja mūsų visą raidą. Kodėl šis dalykas yra svarbus ir naudingas žmonėms šiuolaikiniame pasaulyje, kuris bėga ir skuba labai greitai ir kodėl galbūt ir jaunesniems žmonėms, kurie dar nepatyrė kažkokių simptomatikų, bet yra karjeristai, gyvena labai labai įtemptą gyvenimą, kada reikia tuom pradėti domėtis, kodėl tai yra itin svarbu. Nu, čia turbūt yra mūsų visos biochemijos esmė, ane, kaip mūsų kūnas veikia, kaip veikia mūsų medžiagų apykaita, kad mūsų hormonai susišneka vienas su kitu, kaip stresas veikia mus. Ir turbūt medžiagos, žinokit, yra daug. Ir tikrai informacija yra sunki. Ir mano pacientai verkia, kad jiem reikia daug mokytis, tai iš karto įspėju tuos, kurie galvoja, kad čia bus lengvas kursas, ne. Bet aš tikrai labai stengsiuosi pateikti kiek galima aiškiau ir kiek galima įdomiau tai, kas man yra įdomu. Ne? Ir būt pasidalyti tom žiniom, kurias aš turiu, sudėti vieną kažkokį sisteminį dalyką. Tai šitas dalykas turbūt padeda apskritai suprasti, kaip mūsų mintis veikia mūsų kūną, kaip mūsų kūnas veikia mūsų emocinę sveikatą, kaip mūsų bakterijos ir žarnynas ir tai, ką mes valgome, gali paveikti mūsų nuotaiką. Tai turbūt tokie labai paprasti dalykai, kurie mes kasdienybėje iškyla klausimai, ne, bet kurių mes dažnai negauname tiesiog nuėję pas šeimos gydytoją, ne, kuris būna užsiėmęs savo visai kitais dalykais. Ne. Taip kad tikrai va, tie, kurie labiau nori matyti tą bendrą visuminį vaizdą, arba pavyzdžiui, pasirinkti, kokius jam reikia papildus pasirinkti, arba kokius vitaminus vartoti. Nes tikrai yra labai sudėtinga dabar nuėjus į vaistinę, ten yra didžiulė pasiūla ir mums sunku susiprasti, kuris iš tų papildų yra jums konkrečiai reikalingas. Tai tikrai šitas kursas labai skatinu, visą laiką aiškinu ir labai pasakoju, kokios medžiagos ką veikia ir kurioje vietoje jos gali būti naudingos. Ir tiesiog irgi vienas iš tokių užduočių visą laiką yra, pavyzdžiui, savo imuniteto stiprinimo planas, savo hormonų reguliacijos planas. Taip kad tikrai ta tema gali būti labai naudinga ir pačiam žmogui, kuris nori būti atsakingas už savo sveikatą. Gerbiama gydytoja, pagal savo specializaciją ar specializacijas, jūs viena iš nedaugelio, kuri gali tiksliai arba aiškiau pasakyti, kuom yra svarbi vakarų ir naturopatinės medicinos integracija ir kodėl šis dalykas galėtų būti naudingas sveikatinimo srities specialistams, taip pat gydytojams. Nu, aš šitoje vietoje juokauju labai paprastai, kad medicina iš tiesų yra viena ir medicina yra ta vieta, medicina tikroji yra ta, kuri veikia. Ir ta, kuri veikia konkrečiam žmogui. Ir šitas toksai dalinimasis, šitas yra gera, teisinga, šitą neteisinga, nu toksai atėjęs truputėlį iš kažkokio tai susireikšminimo, ne? Ir aš manyčiau, kad tiesiog žmogus yra visas ir buvo žmogaus įvairūs raidos etapai, kur buvo labai aišku paaiškinti tai žodžiais, kurie yra naudojami. Ne? Šiuo metu, pavyzdžiui, man būtų labai sunku kokiam nors šiuolaikiniam verslininkui paaiškinti, kad jo medis arba jo metalas ten kaip nors yra labai, labai padidėję. Ne? Tai vat kartais naudoti tuos žodžius tokius, ne, kurie šiuo metu žmogui yra suprantami, pavyzdžiui, stresas arba kortizolis yra ženkliai aiškiau. Ne? Tai tiesiog tai yra tam tikros kalbos ir labai daug dalykų yra atsikartojančių arba persipinančių. Ne? Pavyzdžiui, man visiškai aišku yra, kas yra ayurvediška pita vata arba kitos došos, nes tai iš tiesų yra autonominės nervų sistemos tam tikri dominantas. Ne? Ir aš lygiai tą patį turiu pas save endobiogeniką arba pas save psichoneuroendokrinologijai. Ir tai man būtų labai fainai šnekėti su tais ayurvedistais, kur sakom, nu važiuok, tavo pita truputėlį padidėjus ir aš galiu projekti skaičiuką, ne, kai jis yra pakitęs. Tai šitas yra labai smagu ir iš tiesų medicina yra labai susirišusi ir aš savo pirmoje paskaitoje apie tai pasakoju, kad netgi mes galime gauti labai naujų įžvalgų netgi iš senosios alcheminės medicinos, kuri turi savo sąsają su šiuolaikinė medicina. Tiesiog yra tam tikros kalbos, kurios yra šiuo metu priimtinos dabartiniam žmogui ir turbūt reikėtų šnekėti tą kalbą, kuri jam yra aiški. Bet tikrai galima gauti labai labai daug žinių iš senųjų medicinų, kurios yra patikrintos laiko ir tik tai reikia turbūt su tuo atviru protu eiti ir suprasti, ką jūs iš tiesų norite pasakyti. Minėjote, kad kursas tikrai yra intensyvus. Gal galėtumėte trumpai prisiminti kokią nors vieną ar keletą sėkmės istorijų, kaip žinios išmoktos paskaitų metu
padėjo kasdieniame gyvenime arba pagerinti savo sveikatą? Nu, kiek aš girdėjau atsiliepimus Facebook'e arba kitose socialinėse medijose iš savo paskaitų, tai yra pacientų, kuriem labai patiko skaidriukės paskaita, kad sakė, o čia pagaliau mes sužinojom kažką tokio įdomaus. Yra žmonių, kuriem labai patiko gliukozės ir cholesterolio būtent ta paskaita, nes aš labai žiūriu tai kaip į bendrą medžiagų apykaitą, nes labai dažnai yra, va, čia diabetas, čia cholesterolio padidėjimas, o kai tai yra tas pats ir tai yra labai viena artima, tai yra labai dažnai būtent yra pražiopsoma, šiuolaikinėje medicinoje. Nu, ir aišku, turbūt didžiausio pasidalinimo skaičių sukėlė būtent mikrobiotos paskaita, nes jinai davė daug tokio įžvalgos, kad mikrobiota yra tiesiog dar vienas organas, kuris mus labai stipriai veikia. Man asmeniškai įdomiausia visą laiką paskaita yra apie anti-agingą, ilgaamžiškumo paskaita, nes man tai yra naujausios žinios, tai yra paskutinių 2 metų mano žinios, todėl man visą laiką įdomu dalintis jomis su savo klausytojais. Aš esu gydytoja Evelina Neparduskaitė-Rudzikienė, aš esu šeimos gydytoja, esu endobiogenikos specialistė, sveikatos kaučerė, kūno terapijos specialistė, taip pat dėstau endobiogeniką Klaipėdos universitete, esu lektorė, tikrai skaitau labai daug paskaitų, esu knygos autorė, Skauda kūną gydyk sielą, žurnalų straipsnių autorė, taip kad tikrai veiklos turiu daug. Ir labiausiai mane turbūt patinka dalinti šiom žiniom su žmonėm, kuriem tai yra įdomu. Kviečiu studijuoti Holistinio ugdymo institute ir pasirinkti dalyką psichoneuroendokrinologija. Tai yra pažengusių studentų specialybė ir tikrai kviečiu visus, kurie nori pamatyti, kaip visos tos žinios susijungia į vieną bendrą sistemą.